Pauliau, tai tas tradicinis turbūt klausimas, kaip ir visiems, kaip jautiesi sugrįžęs į Uteną? Labai puikiai iš tikrųjų. Malonu grįžti, kiek jau porą metų praėjo, man atrodo. Labai malonu, pažįstami žmonės, pažįstamos apylinkės, viskas. Labai smagu. Kažkada esi sakęs, kad tokie krepšininkai kaip tu kontraktus pasirašo rugsėjo pradžioje ar netgi vėliau. Kaip šį kartą nutiko, kad kontraktą sudarė taip anksti? Kad man atrodo, apskritai šie metai buvo tokie, kad visi gan anksti pradėjo šiais metais kombinuoti komandas viską. Ir sulaukiau skambučio iš Žydrūno, gavau pasiūlymą atvykti čia ir nieko nelaukiau, kaip sakoma. Turbūt esi vienintelis žmogus dirbęs su naujojo treneriu Ryčiu Vaišvila. Gal gali šiek tiek pasakyti, koks tai treneris, koks tai žmogus? Apie šitą žmogų gyvenime nieko blogo negalėčiau pasakyti. Gal net vieni iš geriausių mano kaip krepšininko karjeros metai buvo kartu su šitu treneriu. Geriausi pasiekimai vos ne. Ir tikrai puikus treneris, puikus specialistas, puikiai subendraujantis su žaidėjais. Man atrodo, visi tai pajus šiais metais. Kaip pats jautiesi jau įpusėjus fizinę pasirengimo stovyklą? Po šio ryto jau geriau dabar. Ryte biški sunkiau buvo, dabar jau įsivažiuojam vėlgi. Viskas tvarkoja. Kaip pats kolektyvas? Puikus. Spėjot susiklijuoti? Puikus, susikalbam iš tikrųjų ir pažįstam vienas su kitu jau nuo senų laikų. Ir jokių problemų bendravime, jokių atsiskyrimų, viena grupė, labai smagu, viskas tvarkoja. Šiais metais kolektyvas bent jau kol kas yra kaip niekad netituluotas, pavadinkime taip, nes turbūt vienintelis Nerijus Varnelis turi medalį, bronzos medalį ir jį iškovos beveik prieš 10 metį. Ar gal dar šiek tiek anksti kalbėti, bet dar gali būti tai, kad tas pergalių alkis Juventus klubas šiemet visi pergalės? Aš man atrodo, kuo toksai tas kolektyvas, sakoma, ambicingesnis, kurie, kaip pasakyti, nenuvargino tų bronzos medalių, kurie turi ką siekti, man atrodo, tuo geresnis rezultatas būna. Man atrodo, pirmi Juventus metai gal tai net ir įrodo prašiausiai. Fanų tarpe buvo sutiktas gana džiaugsmingai. Gali ko nors perduoti fanams, kurie jau tavęs laukia Utenoje? Fanai iš laiką kalbėjo, kad Utenoje vieni iš geriausių yra ir tas jų užsivedimas, jų tas lankomumas varžybų tikrai malonus. Ir iš tikrųjų po Juventuso metų, kas kart grįždamas su kita komanda, vis laiką sulaukdavau tą malonų palaikymą ir tikrai aš su jais puikiai pažįstamas ir jie mane pažįsta, tikiuosi turėsim gerus metus kartu su jais šiais metais.